Labą dieną visiems, kad žiūrite. Mano vardas Raimonda Martinaitinė. Čia mes kalbam apie psichologiją, saviugdą, savęs stiprinimą, savivertės didinimą ir visaip kaip savo gyvenimo gerinimą, savo kasdienybės gerinimą. Ir šitam video aš noriu pakalbėti apie stiprius žmonės. Ir eidama dar link mašinos taip galvoju, tai kas dabar yra tas stiprus žmogus? Ir stiprus žmogus ir aišku visokių gali čia tų variacijų būti, pavyzdžiui, stipri moteris, kas tai yra. Ir tai tipo yra nemoteriška ir bla bla bla. Ir ten, suprantat, bet ką be pasakysi, yra visada antra reiškinio pusė, kur gali, pavyzdžiui, kitas žmogus sakyti, ne, tu esi neteisi, yra ne taip. Bet čia pirmiausia reiktų, nesiginčijant, pabandyti suprasti mano požiūrį, gal tą, ką aš noriu pasakyti. Irgi sakau, einu ir galvoju, kas tai yra. Ir aš paskui galvoju, nuo to stiprumo man dar eina du žodžiai. Tai yra savarankiškas žmogus ir sąmoningas žmogus. Tai vat gal iš tų dviejų dalykų sudėtumėm tą tokį stiprų. Čia aš taip galvoju, čia mano toks požiūris ir tiek kalbant apie moteris, tiek kalbant ir apie vyrus. Nes, matot kaip, vėlgi, kiekvienas skirtingai mato, kokia turi būti moteris, koks turi būti vyras, ne? Pas mus stereotipų yra labai daug. Ir aš savo to ilgametį saviugdoj, kaip aš žiūriu, aš esu anksčiau kalbėjusi apie tai, kad, moteris kaip ir turi būti moteris, moteriška kažkokia. Aišku, keičiantis ir einant laikui, keičiantis man pačiai, keičiantis gyvenimiškom situacijom, keičiasi ir mano požiūrį. Aš neatsisakau savo žodžių ankstesnių, ką aš kalbėjau apie moteriškumą, bet aš apie jį esu kalbėjus labai mažai. Tuo labiau, kad matot mano pačios išvaizdą, ta prasme, ir kas žino, kas daugiau yra manęs matė, mato, kad aš dažniausiai vaikštau su kelnėm, mano šukuosena yra trumpa, aš beveik nesidažau, labai mažai jeigu dažausi. Kas čia dar pas manyje tokio nemoteriško yra? Mano charakteris yra stiprus, aš nenusileidžiu. Ta prasme, jeigu yra peržengiamos mano kažkokios ribos, aš galiu ir pasiųsti, aš galiu praktiškai viską. Tai irgi yra nemoteriška, taip? Tai todėl aš apie tą moteriškumą, sijonus visokius ir taip toliau, aš praktiškai visada juokiausi, nes, ką žinau, man tai netiko matyti, ne? Aš bandžiau šitą, aš bandžiau savo pasimatuoti, bet man tai netiko. Tai yra ne aš, tai yra ne aš. Ir matot, va čia yra irgi labai toksai lyrinis nukrypimas, tai kad mes ir nesam vien tik tai lytis. Mes galim susitapatinti, taip, ir daugelis žmonių tapatinasi, bet yra daug ir žmonių, kurie nebesitapatina vien tik su lytimi, nebesitapatina vien tik su pareigomis ar šeimos sudėtimi ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, kad tu esi daugiau nei tai. Ir kai tu esi daugiau nei tai, kai tu tai suvoki ir pajauti, tada tu pradedi laisvėti. Šitam pasauliu pradedi laisvėti. Aš pati esu atlaisvėjusi tokiam lygiai, kad aš eidama kažkur tai mieste, kaip čia dabar paaiškinti, aš jaučiuosi absoliučiai laisvai. Tai yra, aš esu absoliučiai atsipalaidavusi. Kūnas atsipalaidavęs, galva yra atsipalaidavusi, aš dabar važiuoju, čia greitkelė, ne? Aišku, čia man žinomas kelias yra, viskas čia man žinoma, kaip ir kai nežinomoje situacijose, tada tu biškiuką gali įsitempti. Bet ir tai, aš dabar ir tose nežinomose situacijose aš neįsitempiu, nes tiesiog nereikia daryti nesąmonių ir viskas bus gerai, nereikia skubėti, nereikia ten, kaip čia pasakyti, šutuliuoti, žinai, čia tokius traukiu tos senus žodžius, gal jaunimas iš vis tokių net nežino dabar jau šiais laikais. Nes aš jau nebe prie jaunimo, gal prie kažkokio tai vidutinio amžiaus. Vidutinio amžiaus kažkas tokio. Na va, tai žodžiu, man tas niekada neprilipo, tie moteriškumai, kurie kaip
kaip čia pasakyti, tradiciškai suvokiami moteriškumas. Tradiciškai suvokiamas tai yra suknelės, tai yra lūpdažiai, tai yra makiažas, tai yra ilgi plaukai, tai yra švelnumas, tai yra nuolankumas. Žodžiu, tos propaguotojos šitų dalykų, jeigu manęs klausysis, jos pyks, tai geriau nesiklausykit tada, nes jums tai netinka, jeigu jūs esate patenkintos tame, kame gyvenate, viskas, jums nieko nereikia, jūs tiesiog liuliuojat gražiai per gyvenimą toliau, jeigu jums viskas sekasi. Jeigu tikrai sekasi, o jeigu kažkur bišk nesiseka, tai žinokit, tada paklausykit. Ką reiškia stiprus ir savarankiškas žmogus sąmoningas. Nes tos suknelės ir šito dėja, bet gyvenime pilnatvės laimės nepasieksi. Tai yra dalinė tiesa, tokia dalinė, ne? Tai yra viena iš, sakykim taip, viena iš gyvenimo tokių, pusių, dalių galbūt, va taip. Bet tai nėra tiesa, tai yra, ta prasme, visiška tiesa, tai nėra, va tą, ką noriu pasakyti. tą noriu pasakyti. Tai grįžkim tada prie temos. Dabar, nežinau, gal aš labiau ir šnekėsiu iš stiprios moters pusės, bet jo, labiausiai turbūt apie moterį, nes mano auditorija yra labiausiai moteris, nors ir vyrai klausosi, bet tas yra koksai, nežinau, turbūt kaip 5%, toksai jo skaičius atėjo. Stipri moteris. Ir aš manyčiau, kad nereikėtų bijoti būti stipri. Kodėl? Kad reiktų būti savarankiška. Kodėl? Todėl, kad mūsų gyvenimas toks. Jis nėra toksai lengvas, nėra švelnus, kartais jis yra visiškai nemalonus ir visiškai sunkus. Ir tai pajunta visi, nepriklausomai nuo lyties. Per šitą praeina absoliučiai visi. Todėl, kad žmogus gyvena savam pasaulyje, savose įsitikinimuose ir nuostatose. Ir kai jisai gyvenime juda kažkur tai, o dauguma, didžioji dalis žmonių kažkur tai juda, jie turi tą vidinę energiją ir jinai juda, ne? Ir jinai tą vidinę energiją, jinai verčia žmogų kažką tai daryti. Kažkur tai eiti, mokytis, siekti ten, uždirbti karjerą, o gal ženytis vaikų, žodžiu, ir vėl po to karjerą, namą statyti, žodžiu, išmokti, nežinau, šokti, išmokti, nežinau, beleką. Yra labai daug veiklų, tu net negali išvardinti, ne, kiek žmonės visko užsiima ir ko jie domisi, bet ne tame esmė. Esmė, kad tai yra vidinė energija. Ir tu eidamas, ir tu darydamas kažką tai, pastoviai atsitiks kokią tai fignia. Ir su tuo reikia žmogui kažkaip su tuo tai išgyventi tame, arba sutvarkyti tai, arba susitaikyti su tuo, ar kažkokiu tu ieškoti išeičių ir panašiai. Ir labai dažnai tų išeičių reikia ieškoti asmeniškai. Yra tokių padėčių ir tokių dalykų, kada kiti žmonės tau negali padėti. Tiesiog, nei psichologai, nei psichiatrai, niekas nepadės. Tu kaip ir lieki tame vienas. Ir jeigu ta moteris, sakykime, imki moterį, jinai labai priklausoma nuo kitų žmonių ir jinai yra infantiliška, vaikiška, jinai galvoja, kad jinai negali pati viena susitvarkyti su tom savo problemom ir jinai visada yra priklausoma nuo kitų žmonių. Jeigu jinai yra priklausoma nuo kitų žmonių, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas kitas žmogus pajutęs, kad nuo jo yra kažkas priklausomas, jame labai gali iškilti žvėris. Ir šiuo atveju dažnai būna, kad tie žvėris yra vyrai. Jų vyrai. Ir yra toks posakis, nežadinkite žmoguje žvėries. Ir tas aukiškumas, tas vaikiškumas būtent ir sužadina tą biesą kitame žmoguje. Ir jis pradeda tą auką skriausti.
Ir čia yra, žinokit, ne vien tik dėl to, kad žmonės vaidmenyse tokiuose yra, o todėl, kad tokia yra žmogaus prigimtis. Jis toksai plėšrūnas yra, bet kadangi ilčių normalių neturi ir nagų normalių neturi, ne, tai jis plėšrūnas tampa psichologiškai, emociškai, mentališkai, o ne fiziškai labiau, ne? Ir moteris, būdama silpna, jinai visada turės virš savęs tą kabantį tokį kardą savo vyro pavidalu ir niekada negalės jaustis gerai ir laisva. Bet būtent dėl to aš sakyčiau, kad moteriai negerai yra būti silpnai. Nesakau ir to, kad jinai turi dabar mokėti, kaip daryti viską, ne mokėti, o daryti viską pati. Ne, bet jinai turi žinoti ir suvokti, giliai jausti, kad jinai gali tą padaryti pati. Ir aš to mokinu savo 15-metę dukrą ir aš matau, kaip sparčiai jinai mokosi ir jinai yra šaunuolė. Tai nereiškia, kad jinai neturės vyro, jinai vargs viena pati, ne? Arba turės vyrą ir jį ant pečių nešios kartu su vaikais. Va būtent, kad ne. Bet jinai žinos, kad jinai turi potencialą viskam pati. Aš jai nuo mažumės šitą bandžiau įdiegti. Tu žinok, tu savyje turi viską, tu gali viską pati. Ir moteris, žinodama šitą potencialą, jinai tada jausis gerai. Ir jinai neleis tada peržengti savų ribų, jinai neleis, kad jie manipuliuotų, jinai neleis, kad su jie žaistusi ir kad ją skaudintų. Jinai visada išstatinės savo asmeninės tas ribas, brėž kitiems žmonėms, sakys, taip, man netinka, taip, aš nenoriu, atšok žvairį, ne tavo reikalas ir taip toliau, ir taip toliau. O tos moteris, kurios, pagal tą moteriškumą gyvena, ne, jos negali šitą padaryti. Jos tik tai žiedeliais, pesteliais, va, ir jas būtinai kažkas tryps. Yra tokia kaip teorija, ne, kad reiškia, va tokia švelnia moterį, labai susidomės stiprus vyras ją. Nu taip, kurgi ne. Tas stiprus vyras ir labai ir gali būti, kad jisai bus tas tironas. O tas būtent stiprus vyras skaitomas. Iš tikrųjų ne taip turi būti. Kad būtų tikras balansas, žmonės turi būti abudu savarankiški ir tokie savimi pilni. Tai yra tiek moteris, tiek vyras. Ir tada jie tampa tokia pora, partneriais tampa. Jie yra partneriai. Ir tada jie žino, kad jie puikiai gali gyventi atskirai, vienas be kito, nes, žiūrėkit, kitoj poroj, tai to negalima padaryti. Moteriškė, taigi jinai suvys, sužlugs, numirs iš karto. Jei chana, jinai miršta, nes vyras išėjo pas kitą, jis gali susirti, jis gali numirti, jam gali būti ten 101 priežastis, kodėl jo nebelieka gyvenime, ne? Tos moters. Žodžiu, išeina, numiršta ir visi kiti dalykai, nuvilioja ir panašiai. Tuoj praleiskim BMW, varyk. Varyk, tu greitas labai. Mes bišlėčiau važiuojam čia visi už tai. Na va. Ir va čia tas yra tas toksai priklausomybė moters nuo vyro. O moteris, kuri yra partneriškose santykiuose su vyru, jinai netgi jam nelikus jo dėl kažkokių tai priežasčių, jinai žino, kad jinai puikiai sutvarkys pati ir jinai gali šiuo momentu net nedirbti, iš esmės, ne? Bet jinai turi turėti tokį potencialą, žinoti, kad jinai gali. Ir daugelis moterų nežino to potencialo, daugelis moterų yra priklausomos nuo vyro, visaip kaip, emociškai, finansiškai ir taip toliau. Ir jam išėjus arba dėl kažkokių kitokių priežasčių dingus iš jos gyvenimo, jom būna labai sunku, jos labai pergyvena, jos labai silpsta, jos, žodžiu, miršta, verkia ir taip toliau, depresija ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad jos neįsivaizduoja, kaip jos gali gyventi vienos pačius. Ir viskas. O paskui, kadangi dingti tai niekur nėra kur, jį vis tiek reikia pačiai kapanuotis ir eini, kapanuojasi, prisikapanoji
puikiai jis gyvena, dirba ir išsilaiko save ir viską puikiausiai pasidaro, taip? Argi ne taip? Gyvenimasgi tą rodo. Na, aišku, ne visos kitos gali iškart prie kito vyro pulti ir panašiai, irgi taip gali būti. Bet yra moterų, kurios kaip tik, kurias sustiprino tos skyrybos su vyru ir jos tampa stiprios. Bet ką aš pasakoju, tai aš siūlau jums iš karto būti stiprioms. Ir savo santykius kurti partnerystės pagrindų, kad jūs esat vienodi. Tada jūs bus daug lengviau vaikus auginti, gimdyti, auginti kartu, palaikyti viens kitą, žinant, kad ir tas turi kažkokių tai norų, ir ta turi norų, derinti tas karjeras, pavyzdžiui, tas veiklas visokias, kaip pas mus buvo su vyru. Kad aš pirmą išėjau iš samdomo darbo ir pradėjau savo veiklą daryti. Ir po gal metų ar 2, turbūt po poros metų, man atrodo, pagaliau išėjo ir jis iš samdomo darbo, nors jo pajamos buvo pagrindinės, bet jis jau turėjo tokių šalutinių veiklų šalia. Ir aš sakau, jeigu tu tiek dėmesio skirsi, tiek kiek skiri darbui samdomam darbe, tai viskas bus gerai. Tu užsidirbsi pinigų, viskas bus ok. Ir mes taip nusprendėm ir jis išėjo iš to darbo. Tai va toksai palaikymas ir nepolimas, ne, kad mes abudu staigiai padarėm. Ne, protingai padarėm mano požiūrį, todėl kad nebuvo kažkokių tokių dalykų, kad valgyti neturėtumėm ar stogo neturėtumėm. Viskas vyko gerai. Tai ką aš pasakoju būtent apie tos partnerystės santykius, kada moteris ir vyras yra lygus. Savarankiškas žmogus stiprus, žinantis, kad jis pats gali pasidaryti tai, ką jam reikia. Jis pats gali savus poreikius patenkinti. Jam nereikia kito, kad patenkintų už jį jo poreikius. Nu, aš nešneku apie seksualinius, čia vis tiek atskira tokia tema ir irgi sunki tema. Bet ne pagrindinė, mano požiūriu. Dar kas svarbu yra, tai yra išlįsti iš to infantiliškumo, kuriame daug žmonių sėdi. Tiek vyrų, tiek moterų. Absoliučiai neskirstoma pagal lytis. Tai yra toksai vaikiškas manimas, kad kažkas tau turi kažką už tave padaryti. Tai galbūt ir tas toksai indiškas tas požiūris vediškas tas požiūris į moteris ir vyrus. Kaip kas turėtų, kokias ten pareigas atlikti, jis irgi iš tokio vaikiškumo man kvepia. Reiškia, aplink vyrą turi šokinėti žmona, tvarkyti rūbus, tvarkyti kambarius, jo rūbus skalbti, gaminti, valgyti, kas yra žiauriai sunkus darbas, ypač man, aš nemėgstu to daryti. Ir todėl negalėčiau su tradicinio požiūrio vyrų gyventi, absoliučiai. Mes taip pat persikėstumėm viens kitam gerklės, tai net nebandyčiau. Mano vyras tą žino, tai mes kažkaip tai tos vaikus užauginom, kažkaip tai praėjo, tai praveriau tą savo košės, kada reikėjo, bet kada jau nebereikia, tai jau šito nebedarau. Tai aš galvoju, iš vienos pusės, ten tam tradiciniam požiūrį, reiškia, moteris turi rūpintis vyru, reiškia, kaip mamytė, kažkas tokio, mama, o moterimi turi rūpintis jos vyras, kaip koks papikas, ne, tai yra finansiškai, jis visą finansą atneša namo. Ir taip jie tokie abudu infantilus ir priklauso viens nuo kito. Jam reikia tų kojinių švarių, ane, jam reikia namų, prestižas yra šeima turėti, ane, vaikų ten, kad žmona gerai atrodytų, ten bla bla bla, visi tie dalykai, jam irgi to reikia ir jie viens kitam tą suteikia, jinai ten tvarko tą, jisai tvarko tą. Aš vėlgi pasikartosiu, tam, kam gerai sekasi tame gyventi, tai aleliuja ir labai viskas gerai. Dar vienas labai svarbus momentas, tai yra irgi prie to infantilumo irgi išeina iš to pačio, nes infantilus žmogus, jis negali būti savarankiškas, taip, nes jis yra vaikiškas, jisai vaikiškas. Tai yra atskirtis nuo tėvų. Pasigalvokit kiekvienas atskirai, žodžiu, kiek jūs esat prisirišę prie tėvų, nes aš žinau, kad aš kalbu suaugusiai auditorijai ir jūs esat suaugę ir turite būti jau savarankiški. Ir nebepriklausyti nuo tėvų emocijų, nuo tėvų poreikių,
nepriklausyti, irgi teisingai supraskite, aš neskau, kad nereikia padėti ar kažkaip nepriklausyti reikia, kad jie nemanipuliuotų jumis, nes labai daug tėvų tiesiog manipuliuoja savo vaikais. Ten toks jausmas, kad, žinai, jie buvo pagimdyti tie vaikai tam, kad paskui kažkaip ten padėtų tėvams išgyventi ar kažkaip taip. Ir tėvai gali gainioti tuos vaikus, kaip norėdami, žodžiu, privalo tau čia nais. Nieks čia nieko neprivalo. Čia yra viskas, eina tokių kaip principų mainų, meilės ir labai priklauso, kaip tie tėvai, kokie jie yra. Tas priklauso bendravimas nuo jų. Ne tai, kad tu žiūrėti, kad į tėvus. Irgi dar yra tokių teorijų, kad tipo, jeigu tu negerbsi savo tėvų, tai aš nešneku apie negerbimą. Bet ir nebendrausi su jais, tau nesiseks gyvenime ir panašiai. Viskas čia yra nesąmonė. Čia dabar gražiai pasakiau. Viskas yra, šitai yra nesąmonė, nes taip nėra. Jūs, kai esate jau suaugę, ta prasme, jūsų bendravimas, nebendravimas su tėvais neturi absoliučiai jokios įtakos jūsų gyvenimui. Ir tai ir turi suprasti jau suaugęs žmogus. Suaugęs toksai, kuris prisiima atsakomybę pats už savo gyvenimą. Jis supranta, kad jokio sąryšio tarp to nėra. Taip pat kaip moteris yra užsigrūzinusios ten, kad jeigu tu neturi ryšio su tėvu, buvo blogai ten su to tėvu, tau nesiseks su vyrais. Kokia nesąmonė. Blin, aš net nežinau, net nerandu šitam pavadinimo. Prie ko čia tas tėvas? Taip, programų gali būti pridėta, taip, bet tu gali tas programas išsižiūrėti, tu gali jas išanalizuoti, tu gali šito atsikratyti šituo, savo to nepilnavertiškumu, ten nepasitikėjimu savim, ten, žodžiu, visais tais dalykais, ar kad sakė tėvas, kad tu ten negražėsi, arba iš vis to tėvo nebuvo gyvenime. Žmonės tiesiog yra pasiklydę tarp tų idėjų, jie nebežino jau ką ten savo be pritaikyti iš tų idėjų. Oi, sunkus atvejis. Sunkus atvejis yra paneigti tas idėjas, bet aš vis tiek darau tai. Darysiu tiek, kiek man leis mano jėgos, fizinės ir protinės. Tol, kol kalbėsis, tol aš kalbėsiu apie tai ir žadinsiu žmonės, kad jūs pasižiūrėkit, kokiom nesąmonėm jūs tikit. Ir vis tiek jums yra negerai, suprantat? Gerai, būtų taip. Tiki kažkokią nesąmonę eilinę, ne? Bet tau sekasi kažkaip su ta nesąmonė. Jauti, kad tikrai sekasi. Tada aleliuja, viskas gerai. Bet kad dažniausiai tai nesiseka. Todėl, kad tai yra tik tai idėja, tas ir yra, ką noriu pabrėžti. Kad tai nėra tiesa. Tai yra idėja tik tai. O idėja jinai niekada negali būti tiesa. Ir žmogaus gyvenimas, moters ar vyro, nesvarbu, taisyklių jame nėra. Kiekvienas žmogus yra unikalus. Taip kaip kiekvienas medis ar akmuo. Viskas yra unikalu ir visos programos sudėtos yra unikalios. Todėl negali būti vienos tiesos. Viena tiesa gali žmonės tikėti, taip. Tarkim, paimkim tą patį vedų tikėjimą, ne? Jie gali tikėti ir kai tuo tiki tiek moteris, tiek vyras, ne? Ir ten yra tos taisyklės nustatytos ir jie jų laikosi, tai gali būti, kad jie visai gal ir neblogai gyvens, nes tarp jų yra Krišna. Ten pas jos yra trečias, kuris meilę siunčia ir reiškia, tu kažkaip tai jo toj šviesoj ir gyveni abudu, palaiminti jie yra. Ir matyt, kažkaip tas protas, taip, žinau, gal sušvelnėja, aš nežinau, niekada negyvenau tarp krišnaitų, bet aš mačiau iš dalies jų, iš šono, aš mačiau jų gyvenimą, nėra ten taip viskas saldu, kaip norėtųsi pasirodyti iš pirmo karto. Žmogus pats, jis geriausiai žino, kaip jisai gyvena. Ir jeigu jūs neapsigaudinėsit patys savęs, jeigu jūs būsit su savimi labai aiškus, tiesus ir atviri, jūs savo prisipažinsit, kad neveikia niekas, kad jūs vis tiek pykstatės tarp tų savo krišnaitų, kad ten visko būna, ten būna neištikimybių, skirybių ir visko, kas vyksta normalių žmonių gyvenime, vyksta lygiai taip pat ir ten. Ten nieko nėra stebuklingo, dėja.
Todėl, kad visas stebuklas yra žmoguje pačiame ir jis tą laimę turi atrasti pats, o ne nesekdamas kažkokias tai taisyklės. Taisyklių nėra. Dėja. Ką čia dar pasakyti apie stiprius žmonės, stiprias moteris? Kas yra svarbu? Nu, tą pasikartosiu, kad žmogus, moteris, tai tiek vyras, tiek moteris, jis turi mokėti viską. Jis turi būti savarankiškas, nu kaip mokėti, nu, pavyzdžiui, tas pats vairavimas, ne? Nu, aфиgenas dalykas yra vairavimas. Nu, kaip dabar nemokėt vairuoti? Būna ir dalykų, ir fizinių, pavyzdžiui, kažkokių kondicijų, kada žmogus negali vairuoti. Nu, tada jau nieko nepadarysi, bet jeigu tu gali, tai reikia. Jeigu tau protas, tavo kūnas išneša tą daryti, kaip to nedaryti? Tai yra laisvė, tai yra nepriklausomybė, tai yra greitumas, tai yra, tu daugiau gali nuveikti ir taip toliau, tu labiau, pavyzdžiui, auginant vaikus ir panašiai, moteris, kurios nevairuoja, jos tada priklausomos nuo vyrų. Tie vyrai nuolat nepatenkinti, kad jas reikia vežiuoti, nu paskui gal ten pripranta jau, kariamas, visi kariami pripranta, ne, bet, nu, kam to reikia? Geriau, kai viską moki pati, bet tas ir yra, esi nepriklausomas, tada nereikia klausytis niekieno zyzimų, pats ėjai, pati ėjai, pasitarėjai, nuvažiavai ir taip toliau. Bet partnerystės tai vis tiek neatmeta. Jūs visada galite turėti partnerį. Sakau, tas tam neprieštarauja niekas, bet aišku, atitinkamas tas partneris turi būti. Ir dabar atėjo mintis, iš kurios man kilo tas visas pasakojimas. Apie tai, kad ta stipri moteris, savarankiška moteris, jinai ir negalės gyventi su kažkokiu vaikišku, traumuotu vyru. Ir jo ta labai svarbi mintis, man atrodo. Jinai negalės pasirašyti tokiems toksiškiams santykiams. Ir va čia nesenai, mano pačios dukra turėjo, žodžiu, vaikiną ir atrodė viskas labai gerai, bet paskui pradėjo ryškėti tokie narciziniai bruožai jo. Ir jinai pasakė, man netinka šitie, žodžiu, santykiai, nors, pavyzdžiui, finansiškai, tai jisai net ją į Madridą vežėsi, jis norėjo ją į Paryžių vežtis, jie ten pusmetį kažkur tai bendravo. Bet jinai pasakė, man yra per mažai dėmesio, man neužtenka finansų. Finansai gerai, viskas good, bet aš ne šito noriu. Buvo situacijos, kurios jai nepatiko ir žmogui yra 15 metų. Ir aš negalėjau patikėti, aš galvojau, kad viskas yra gerai, kad jinai gerai jaučiasi su juo. O paskui, kai jinai pasakė, kaip jinai jaučiasi, sako, aš taip negaliu. Man yra per mažai, aš netokių santykių noriu. Tai vat aš joje ir pamačiau užuomazgas tos stiprios moters, kuri žino, ko nori. Žino, ko nori ir nesutinka su tuo, kas yra. Jai negerai taip, kaip yra. Ir jinai pasakė vieną kartą jam, antrą kartą pasakė, nu negirdi žmogus. Nu jeigu negirdi, tada kaip ir viso gero. Tai kitoms irgi pamąstymų. Jeigu esat kažkokiuose toksiniuose santykiuose, supraskit, kad jūs nesat kalta dėl to, kad jūs esat santykiuose tose, bet jūs esate atsakinga už savo pasirinkimą. Čia yra pasirinkimas. Jūs renkatės kiekvieną dieną gyventi su tuo žmogum. Ir yra kažkokios tai priežastys, dėl ko jūs gyvenat su juo. Ir jeigu jums yra blogai, reiškia kažkokius tai infantilinius poreikius jums jisai tenkina to žmogus. Ta, ką jums atrodo, kad jūs negalite pati, jums tik atrodo. Moteris gali viską pati. Turiu omeny, jai nebūtina eiti, tvarkyti mašinos pačiai. Nu, jai reikia mokėti uždirbti pinigus, kad jinai su tais pinigais galėtų išsispręsti kažkokius tai poreikius, už kuriuos reikės po to sumokėti. Nu, tai yra, sakykime, mašinos remontas, jinai nuveža mašiną remontuoti, perduoda dažniausiai remontininkai yra vyrai, ne? Ir jinai susimoka už tai. Ar namuose kažkokie tai dalykai, kuriuos reikia sutvarkyti, patvarkyti. O ką daryti vienišom moterim, pavyzdžiui, kurių vyras paliko, ne, išėjo pas kokią kūšlą. Nu, tai jinai privalo išmokti gyventi pati. Nu, kur jai dingti? Vėl kitą kokį snaglį susirasti. Ir vėl ten
ten laukti iš jo, kol jis padarys. Nu, kas čia per nesąmonė? Turi būti adekvatų žmonės, suprantat, žinoti, kodėl jie kartu, ką jie gali, ko jie negali. Pavyzdžiui, yra kažkokie tai darbai namuose, kuriuos mano vyras padaryti gali. Bet tai sugedo ta džiovyklė, sugedo džiovyklė, ne? Tai jis nepuola jos taisyti pats, tuo labiau, kad buvo garantija jai. Nu tai ateina, čia kaip pavyzdys, aš sakau. Ateina, žodžiu, vyrai kiti tvarkyti. Arba ten su mašina kas nors. Ką jisai gali, jis padaro pats. Ką negali, važiuoja tvarkyti, ne? Tai lygiai taip pat ir moteris viena pati. Sakau, svarbiausia yra mokėti uždirbti pinigus. Tas yra svarbiausia. O ne žinoti ten, nežinau, ką tie vyrai ten daro namuose. Klijuoja kažką, nežinau. Tvarko kažką. Nereikia žinoti tų dalykų moteriai. Bet reikia žinoti, kur paskambinti, reikia turėti su kuo susimokėti. Ir viskas, taip yra viskas paprasta. Nu, vat kartu ir sunku atrodo, nes reikia biškai ir galvą įjungti, ne? Su apačia nepadirbsi tam. Net. Gal tikrai apie kažkokį protingumą šnekam, apie inteligentiškumą kažkokį, tai turbūt yra tame tiesos, kad savarankiškos moterys yra inteligentiškos arba jas priverčia gyvenimas irgi. Nu, sakau, čia visaip gali būti. Čia tokia tiesiog mintis atėjo, nes... Ir aš dabar galvoju, iš kur ta inteligencija eina. Inteligencija yra ispaniškai. Inteligente. Mujer. Tai yra protinga moteris. Yra turbūt įgimti dalykai, ne? Bet vėl priklausomai, kur tu tą savo intelektą, kaip tu juo naudosies, ne? Pavyzdžiui, sakė, kad mano tėvas tai labai protingas buvo, tai reiškia, inteligentiškas, ne? Bet tai, kad jisai pragėrė visą tą savo inteligenciją. jisai nieko iš to, ta prasme, jisai nieko iš to nesukūrė, nieko. Perdavė genus man savo. Ne, perdavė genus, turbūt, kad aš jais pasinaudoju, aš taip galvoju. Nes tikrai mano protas yra aštrus. Ir toksai, pavyzdžiui, tikrai ne kiekvienas vyras galėtų su manim gyventi. Ir aš sakau, Tomai, tu žinai, ant kiek tu esi stiprus, kad tu su manim gali gyventi. Tai yra kažkas tai tokio. Nes, manęs paprastai nepastumsi, nepapasakosi, neapgausi, žodžiu, nepričiešinsi man kažkokių nesąmonių, aš nepatikėsiu, žodžiu, ir taip toliau. Ir kodėl aš visą tai pasakoju? Vat būtent todėl, kad aš tokia esu ir aš gyvenu gerai. Va, ką aš noriu pasakyti. Aš labai gerai gyvenu. Dabar ant savo 43, kaip aš jaučiuosi, aš kažkada labai gerai jautausi gyvenimą, kada man buvo 20 metų, kada aš neturėjau jokių įsipareigojimų, kai neturėjau. Va tada labai gerai jaučiuosi. Aš kažkada išsikėliau savo klausimą, kada aš buvau laiminga. Tai va tada buvau laiminga. Paskui ėjo kažkur tai koks 15 metų nesąmonių. Tai buvo santykiai. Tai buvo vaikų auginimas. Tai va ten buvo nesąmonė. Na ir dabar aš, kaip sakant, vat grįžtu į tą būseną. Negrįžtu, o grįžau jau. Į tą būseną savęs, į tą gerą būseną. Į tą fainą būseną ir aš jau žinau, kas tai yra ir aš kaifuoju nuo jos ir neleisčiau niekam šito sukliudyti, niekam. Ir matyt, dėl to aš kalbu apie tai kitoms moterims. Ką reikia turėti savyje, kokias savybės, čia dabar pipsės, ką reikia turėti savyje, kokias savybės ugdyti tam, kad būtum laiminga, kad gerai jaustumės. Ką savyje reikia atrasti, kad visgi tau, tu galėtum džiaugtis tuo gyvenimu. Ne tik tai kažkaip tai išgyventa, nepriklausant nuo kažko, bijot nuolat. Tos visuomenės bijoti, tų valdžios bijoti, žodžiu, tų išorinių veiksmų kažkokių tai bijoti nuolat. Vidinių veiksmų irgi bijoti, tokių šeimos narių kažkokių tai veiksmų irgi bijoti nuolat. Kas tai per gyvenimas yra? Tas yra toks juokingiausia, kad iš tikrųjų nėra ko bijoti. Nėra ko čia bijoti. Mes esam visi laisvi brėžti savo asmeninės ribas, tokias, kokias mes norim, o ne kaip pasakė, kokia turi būti moteris. Daeikit jūs žinot kur.
su tuo savo žinojimu, kaip turi atrodyti moteris. Man, pavyzdžiui, asmeniškai absoliučiai nusišvilpt, ką kas sako ir ką kas galvoja apie mane, pavyzdžiui. Tai manęs absoliučiai neįtakoja kitų nuomonė. Koks skirtumas, ką jie galvoja. Ir kiekvienam taip turėtų būti. Jeigu visi padėtų ant kitų nuomonių, net teoriškai visi galėtume būti laimingi. Ir nieks nieko blogo apie kitus nesakytų, negalvotų ir nieks negalvotų, ką kiti galvoja apie mane. Nu, kad taip būtų neįmanoma blogai galvoti apie kitus žmonės, ne, tai būtų neįmanoma, pavyzdžiui, ne? Bet šitas pasaulis, kadangi jis yra minčių pasaulis ir jis yra balansinis visada ir dvipusis, tai yra viena pusė turi kitą pusę visada, tai yra neįmanoma. Reiškia, prie gražaus elgesio visada bus negražus. Prie komplimento visada bus nuvertinimas. Prie šalčio visada karštis, prie šviesos visada tamsa, nu ir taip toliau, žinote, ne? Todėl pareziumuosiu dabar, galų gale, dabar va taip ramiai, kai sėdžiu, kas tai yra stiprus žmogus. Sąmoningas, savarankiškas, būtinai savarankiškas, žinantis, kad jeigu ne pats, tai jisai gali nusipirkti kažkokią paslaugą, kažkokį daiktą ir jis gali pasidaryti. Arba jeigu tu matai, kad tai yra neįmanoma, reiškia, to tau ir nereikia. Nes dažnai būna protas tiesiog per daug įsiaudrinęs, kad jam to reikia, bet iš tikrųjų jisai nemato, kad jis puikiai gyvena be to. Pavyzdžiui, žmogus neturi namo savo vardu. Nu, jam labai blogai, nes blemba draugė tai turi namą savo vardu. O tu neturi, tu gal net netekėjus, o ten ištekėjus namą turi vaikų, vis taip gerai įsitaisių žmogus. Tik jūs nežinot tos pusės, ne? Čia dar toks variantas. Ir tu galvoji, kaip tau to reikia. Bet tu nesupranti tuo momentu, kad tau yra gerai, va taip kaip yra dabar. Tu nesupranti, nes protas jis visada bėga į priekį, jis visą laiką, ten sako, prieš planetą, žodžiu, bėga. Ir jis ten prisigalvoja, ir jisai toj savo fantazijoje gyvena. Baisus dalykas. Tai va, nefantazuot, žinot, kad gali pati, neprisijimti santykių tokių, kurie tau nepatinka, kurie tau netinka kažkuriuose vietose, jeigu netinka, iš karto sakai, bandai žiūrėti, ieškoti kompromisų, bet turėkit omeny, kad yra žmonės sąmoningesni, taip, o kiti yra visiškai nesąmoningi, ne? Jie nesupranta savęs, jie tokie kaip biorobotai vaikštantis, jie nesugeba reflektuoti į save, ne? Tai jeigu jūs netyčia su tokiu esat apsiženijusi ir jūs bandysit kažką tai aiškintis, jūs, aišku, gausit konfliktą. Tai bus konfliktas, jo kad tas žmogus visiškai nesupras, apie ką tu kalbi. Ir reikia nebijoti to konflikto. Ką tas konfliktas padarys? Arba jisai biški pajudins to ano žmogaus, va čia tas bageles, biški pasijudins ten jos netyčia ir jis pagalvos kažką tai. Arba tas konfliktas jums parodys, kad, nu, vienas iš konfliktų, tai nebus paskutinis konfliktas, tai vienas iš, parodys jums, kad jūs esat labai skirtingi ir labai skirtingai mato. Nu, kad pas jūs nėra tokio kaip sąlyčio taškų, taip? Va šitoj vietoj vat nėra iš vis. Net pavyzdžiui, tu pasakoji apie savo asmeninės ribas, kad taip man negalima daryti, bet žmogus vis tiek tai daro. Kaip, nu tai, jisai buožgalvis yra. Nu, tarsi, kodėl jisai nesupranta šito? Nu, kaip taip gali būti, kad jis nesupranta? Vat, pavyzdžiui, man kirpėja šiandien pasakoja. Sako, mano draugas, nu jis ten daug metų gyvena kartu, bet nesusituokė, jis ispanas, o jinai Rusė. Ne, jinai ukrainietė. Atsiprašau, kam tai yra skirtumas. Man tai jokio skirtumo. Aš ją matau kaip žmogų tiesiog, kokia ten tautybė, man iš vis neįdomu. Žodžiu, jie gyvena daug metų ir jis, aišku, ją pažįsta. Pavyzdžiui, aš jos antiek nepažįstu, aš ją gerai pažįstu, bet antiek nepažįstu. Jis man sako, aš turiu tokią fobiją pereiti per gatvę, ypatingai ne perėjoje. Ir sako, nu, nes mane vos nenutrenkė keletą kartų, sako, aš turiu baimę tam. Aha, sakau, supratau, aš suprantu, žmogus turi baimę. Ir sako, tada, kai aš einu ne per perėją, o tiesiog gatvėje, tai aš tada visada bėgu. Man reikia perbėti, kad, nu, kad kuo greičiau, reiškia, nu, tą baimę ją gena, taip daryti. O sako, ką jisai padarė, jie buvo ten svečiuose kažkur tai pas giminės ir ėjo kažkur pasivaikščiot. Ir jisai, tipo, norėdamas, nu, kaip čia šposą padaryti, jie kai ėjo, jisai vidury gatvės ją sustabdė specialiai, o jis yra policininkas šiaip. Nu, matyt, policininkai, jie jaučiasi, kad jie yra aukštesni virš visko ir galima tą daryti, jiems galima tą daryti. Ir jisai, sako, iškėlė taip tą ranką, žodžiu, nu, va, taip tą ranką, taip, ir sustabdė, sako, mane.
Ir sako, aš instinktyviai, sako, iš visų jėgų atsisukau ir sudaviau jam per galvą. Nu, taip gavosi. Instinktyvus toksai gynybos mechanizmas. Sako, aš galvojau, kad aš pataikysiu kažkur į va čia kažkur, žodžiu, į čia galbūt į nugarą. Ir sako, pataikiau aš jam į galvą skaudžiai. Ir sako, jisai kaip sureagavo, sako, jam tai yra didžiulis pažeminimas. Tai yra neįmanoma, tai taip negali, moteris negali šitaip elgti. Ir ką aš noriu tuo pavyzdžiui pasakyti, jinai visiems po to aiškino, ar tu supranti, kad tai yra mano gynyba, kad tai yra automatinis veiksmas, kurio aš nesugalvojau ir aš jo negalėjau sustabdyti. Tiesiog tu įsikišai į tą mano baimę ir gavai. Tu, žinodamas šitą mano baimę, tu neturėtum taip daryti. Ir dabar žiūrėkit, jinai man šitą paaiškino, man viskas aišku. Aišku, kad žmogus taip turi nedaryti. O kodėl tas policininkas, kuriam 53 metai, jis šito nesuprato, kad jis padarė blogai, jisai nesuprato, kad šitą visą išprovokavo jis pats, jis ją išprovokavo. Nereikia prie žmogaus lysti ten, kur jisai bijo ir reikia gerbti žmogaus, kaip pasakyti, tokia savybė, šiandien tokia savybė turi. Jis nieko negali padaryti su tuo, nes tai yra giliai viduje, tai yra jos viduje giliai. Ir tiesiog ta tokia automatinė gynybinė reakcija kažkokia, palik mane ramybei, nes man baisu, čia tokia gynyba, išsisaugojimas kažkoks. Ir jinai pasakoja, o aš galvoju tokia, ant kiek žmonės yra nesupratingi, ant kiek jie nesupranta net tokių, atrodo, paprastų dalykų, kad taip negalima elgtis, kad tai yra nejuokinga visai, kad tai yra praktiškai įžeidimas tavo mylimos moters. Ir tai yra įžeidimas, o būtent tu jos negerbi, tu negirdi jos, tu negirdi, ką jinai tau sakė, kad man baisu, šitaip nedaryk. Ir kai žmonės taip vieni kitų negirdi, būtent čia yra tasai nesąmoningumas, nesupratimas, toksai nesugebėjimas į kito kailį, tokį įeiti, to empatiją, neturėjimas empatijos ir gyvenimas tik tai savo galvoje. Reiškia, tu nesugebi į savo galvą įtalpinti kito žmogaus pojūčių, tu negali suprasti šito. Ir tau tai atrodo juokinga ir kad galima iš moters juoktis ir iš jos tyčiotis šitaip. Aš suprantu, yra sarkazmas, yra juokeliai, yra anekdotai, yra viskas okei. Ir čia, aišku, vėl ten plona linija yra to visko. Bet čia akivaizdžiai, kai žmogus žino, daug metų gyvena kartu ir žino tokius dalykus ir vis tiek nekreipti dėmesio, tai yra baisu. Tai yra baisu. Aš vėl išsiplečiau. Pas mane visada taip yra. Jeigu aš jau pradedu šnekėti, tai neduokit valgyti, duokit pašnekėti, visada turiu apie ką pašnekėti, visada pavyzdžių turiu daug visokių, visko vyksta daug, žinot, kaip, tu stebi gyvenimą ir tu matai visus dalykus, kas su kitais vyksta. Mano gyvenime, man yra viskas aišku. Aš jau daug metų jį analizuoju, daug metų jį matau ir kartais išeina reikia mokinti ir Tomą kažko, tai reikia irgi įdėti pastangų, negaliu pasakyti, kad visiškai jau ten mes jau susiderinę, kad be žodžių viens kitą suprantam. Kaip tik aš puoselėjau, kad labiau jisai girdėtų, ką aš sakau ir labiau tikėtų manim. Nereikia to be žodžių, nereikia šito, nereikia, mes dar nesam tokiam lygiai žmonės, neišsivystėm, kad tai mes galėtumėm ten mintimis kažkaip tai persiduoti ir suprasti viens kitą. Šito nėra ir geriau nerizikuoti šito daryti iš vis. Tai ar turiu dar kažką pasakyti apie tuos savarankiškus žmonės? Aš manau, kad aš labai daug pasakiau, turbūt aišku, kad ne viską. Ta tokia stiprybė viduje turi būti, stiprybė, žinojimas savęs, pasitikėjimas savimi, toksai 100% absoliutus. Absoliutus 100% pasitikėjimas savimi, nebijojimas kitų žmonių, žinojimas, kad tu turi teisę čia būti, turi teisę kažko ir reikalauti, ir prašyti, žodžiu, ten pagal situaciją, svarbiausia tai būti turi teisę, visiems užteks tos vietos, konkurencijos jokios nereikia. Nekonkuruokit su niekom. Gyvenkit savo gyvenimą, jis yra autentiškas. Tas dar irgi gal svarbus dalykas yra, negalo iš tikrųjų, autentiškumas tai yra savastis. Ir tada žmogus ir gali jisai būti toksai originalus, kai jis yra savimi. Ir svarbiausia, kad mes visi esame originalus. Mums
ko reikia, tai yra priėmimas savęs, to tokio originalaus. Tai reiškia, mes to savo originalumo nestumėm į tą štampą visuomenės, kaip turėtų būti. Nežiūrim, kokia moteris turi būti, nežiūrim, koks vyras turi būti, nežiūrim tų standartų iš vis, o puoselėjam savo autentiškumą. Jeigu mes sugebėsim šitą išpuoselėti, mes galėsim tą perduoti savo vaikams, o jūs, pavyzdžiui, visada norite, kad jūsų vaikai būtų laimingi, taip? Bet jūsų vaikai nebus laimingi, jeigu jūs nebus laimingi. Niekaip žinokit, jeigu jūs stragalinat šitam gyvenime, jeigu jūs kažkur tai kliūnat, vis nesiseka, vis ne tas, vis ne taip, vis ne tada, jūsų vaikams bus tas pats. Todėl, kad jie mokosi grinai iš jūsų. Ir pačios pagrindinės programos, jos yra įdiegiamos vaikystėje, praktiškai 14 metų žmogus jau yra susiformavęs ir jau ten keisti jame praktiškai jau pats turi keisti. Jo pakeisti jūs negalės. Tai iš esmės atrodo, žmonės turėtų ir vaikus turėti tik tada, kada jie pilni asmenybėmis yra. Bet vėlgi čia, gyvenimas yra toks, jis toks surėdytas taip įdomiai. Gamta, jinai leidžia daugintis dabar, nuo ankstesnių metų pradėjo leisti. Tai reiškia, proto šitam nereikia, taip išeina, išminties šitam nereikia, sąmoningumo nereikia, bili tik žmonės gimtų. O jau paskui jau priklauso nuo daug ko priklauso, aišku, kaip tas žmogus gyvens. Ar jis gyvens biorobotu, ar jis iš tikrųjų pajus savo esmę, pajus savo sugebėjimus, savo potencialą ir sugebės tą potencialą išskleisti, juo gyventi ir džiaugtis galų galio, ne šiaip tik tai, žinot, pragyventi, kažkokių tai ten pinigų užsidirbti, kažką nusipirkti, pagimdyti vaikų ir numirti. Kažką tokio mes galim su savo smegenimis iš tikrųjų pajusti daugiau, negu yra matoma akimis ir jaučiama kūnu. Ir taip teoriškai atrodo, kad visi turi tą potencialą. Potencialą gal ir turi visi tą pajusti, bet ne visiems yra suteikiama šitą galimybę. Bet stengtis verta. Ir aš pastengiuosi. Na va, tai tiek tada. Kažkada gal dar kokių minčių kils, tai pasidalinsiu. Visiems linkėjimai. Tiesa, sąmoningėjimo grupė, tai yra Mind Detox Akademija, galite jungtis ją bet kada, visi tie, kurie domisi tokiais dalykais, kurie domite savimi, kurie nori geriau gyventi, geriau sutarti santykiuose ir mes visada pradedam nuo savęs. Nepamirškit to, geros nuotaikos ir iki sekančių malonumų.